Kaip per šią minutę išmoksite aktyvuoti droną? Pirmiausia, įkrauname baterijas ir valdymo pultą. Drono baterijos dažnai būna gamykliškai užmigdyto režimo, todėl pirmasis įkrovimas jas pažadina. Įkraudami visus įrenginius iš anksto pasirūpiname, kad aktyvavimo procesas vyktų sklandžiai. Tada parsisiunčiame DJI Fly programėlę. iPhone naudotojai ją randa App Store, o Android įrenginiams parsisiunčiama iš oficialios DJI svetainės. Toliau prijungiame telefoną prie pulto. Pasirinkame tinkamą laidą iš kelių esančių komplekte, priklausomai nuo įrenginio jungties. Tad telefonas veikia kaip ekranas. Naudodami RC pultą su integruotu ekranu šį žingsnį praleidžiame. Programėlė jau įdiegta gamykliškai. Tuomet įjungiame visus įrenginius. Nustatome kalbą, regioną ir prisijungiame prie interneto. Jei turime RC pultą su ekranu, užtenka jį įjungti ir vykdyti ekrane pateikiamus žingsnius. Tuomet susikuriame DJI paskyrą, įvedame L paštą ir susikuriame slaptažodį. Programėlė gali pasiūlyti atnaujinti programinę įrangą. Vykdome atnaujinimą, nes jis padeda užtikrinti, kad dronas vyktų sklandžiai ir patikimai nuo pat pirmo naudojimo. Atlikę šios 5 žingsnius, aktyvuojame droną ir galime pasiruošti savo pirmam skrydžiui. Prieš pakildami dar pasitiksliname, ar mūsų modeliui taikoma registracija.